Sveiki dar kartą. Ketvirtas šį vakar dar bus filiavimo japonų peilis. Sakyčiau, Janagiba čia yra restauruota Janagiba. Iš tikrųjų, peilis skirtas yra ne to filiavimui, labiau filė pjaustimui, bet yra žmonių, kurie iš manęs va tokius peilius pirka ir jie sėkmingai filiuoja žuvį. Taip pat dedasi ant stuburo ir labai gerai jie filiuoja žuvį. Aišku, japonų peiliai visi yra kieti, jie nėra minkšti peiliai. Kažkiek kiti turi va šitie to elastingumą, bet jie vis tiek yra kieti. Ne taip, kai europiniai jie minkšti yra, bet čia yra kieti. Šitas peilis 2 sluoksnių taip pat, matote, akivaizdžiai matosi, labai stipriai restauruotas, labai gražiai restauruotas ir plus dar rankena keista, visiškai nauja rankena dėta. Žmogus buvo užsakęs, bet vėliau kažkur dingo žmogus, būtent šitą peilį, nebereikėjo jam ar kaip ten, neaišku, bet buvo užsakęs, kad jam restauruočiau būtent šitą peilį. Na, tiek to, nepergyvenu, aišku, 2,65 kaina, tai šį kartą būtų šitas peilis 180 meistrų kalimai ir čia. Ženklai, aišku, čia jau sunkiai matosi, bet tai vis tiek yra ir peilis yra labai rimtas. Šitas yra mažiau rūdyjantis peilis. Tai galingas, sakau, ilgas. Čia visi peiliai didesniai žuviai. Domina, įrašom imam ir peilis atiteks jums. Iki.